Sveiki, mėlyjeji, šiandien noriu su jumis pasidalinti labai paprastu, nesudėtingu, greitai paruošiamu, bet labai maistingu patiekalu, kuris idealiai tiks sotiems pietums. Tikrai neliksite alkani ir drąsiai jį ištemsite iki pavakarių, galiausiai sėkmingai kontroliuosite svorį, teisingai susidėlioję savo lėkštės turinį. Pažiūrėkim, ką aš jums šiandieną noriu parodyti. Taigi, šiandienos mano pasirinkimas yra edam. Sojos pupelės tiesiog nuplikytos karštų vandeniu, lengvai pasūdyta lašiša, nerūkyta, o sūdyta. Čia yra apie 100 gramų, čia yra 100 gramų apytikriai, čia yra švieži morkytė, 1 agurkėlis, 1 pomidoras, 4 ridikėliai, mažiau nei pusė avokado, šiek tiek citrinos. Noriu papasakoti, kad darysiu padažą šiandieną ypatingą. Išspausiu citriną, šiek tiek citrinos sulčių, ar ne? Tada aš įdėsiu šlakelį alijošiaus, įpilsiu šlakelį alijošiaus, tuomet aš dėsiu garstyčių šaukštelį, truputį alyvuogių aliejaus ir šiek tiek prieskoninių žolelių. Tuoj viską ir pagaminsim. Pasidedu telefoną. Na ką, į savo padažą, kaip jau ir minėjau, dedu šiek tiek garstyčių, 1 nedidelį šaukštelį. Čia jau citrinos įsipyliau. Tada aliejaus šlakelis. Šiek tiek česnakiniai pipirai, kuriuos labai mėgstu. Taip, druskytės dar truputį. Ir toks prieskoninių žolelių mišinys. Viskas. Išmaišau tokiam dubenėlį padažą. Jį atidedu trumpam. Taip, ir tada mes dėliosimės daržovės į savo lėkštę. Sudėsim agurkus, šalia morkytės. Taip, daržovių nemažai. Tada mes įdėsim ridikėlių. Pomidorą dėkim, bandau net ir spalvas paderinti šalia vienas kito. Taip, avokadas. Kaip jau minėjau, edam sojos pupelės. Ir sūdytą lašišą. Sudedam taip. Ir mano jau paruoštas padažas, kurį galima pašlakstyti su šaukšteliu. Galima visą iškart supilti. Va. Taip gardžiai viskas kvepia. Na ką, brangieji, štai tokia. Labai gausi. Turbūt suvalgyti būtų labai sudėtinga moteriai. Tikrai didelė porcija ir nežinau, pažiūrėsim, kaip čia pavyks įveikti. Bet ką noriu pasakyti, čia yra apie tikrai nemažiau kaip 30 gramų baltymų. Nes iš lašišos ir edam sojos pupelių mes tikrai prisirinkom pakankamai daug. Taip pat mes turim daug gausiai naudingos ląstelienos iš šviežių daržovių. Kokybiškai paruoštas mūsų padažiukas, ar ne? Su netgi pagardinta saloja, kuris priduos labai gurmanišką, skanų saldžiarūgštį skonį. Na ką, šiek tiek prieskoninių žolelių. Ir ką linkiu visiems skanaus, pabandykit ir jūs.